Ну, мы ездим на шопинг по Акрополис, там потом посмотрим еще куда-нибудь, посмотреть Вильнюс немножко. Знаю, что только водителей работает в Литве, официально 20 тысяч белорусов. Вот, очень обидно, конечно. Вот едем за вещами, потому что потом мы уже не заберем их. И если так будет дальше ездить на автобусах, лично у меня многие знакомые, у них много вещей, это неудобно. И многие ищут варианты менять работодателя, искать что-то в Беларуси, в России, работать уже по месту. Taip, srautai yra nemaži. Būtent šią parą atvyko apie 350 automobilių lengvųjų ir išvyko apie 360 automobilių. Bendrame skaičiuje apie 700 transporto priemonių. Tai srautai yra dideli iš tikrųjų ir pagrindė yra su baltarusiška registracija. Sužinome, kad šitie keleiviai, transporto priemonių vairuotojai, vykstantys su jais šeimos nariai, tiek atostogų sezonų vyksta atostogauti, tiek į Europą, tiek į Lietuvos Respubliką. Taip pat ir apsipirkti, nes pastebime išvykstant labai daug jie su savimi turi tax free deklaracijų. Taip, Lietuvos. Be abejo, mašinų pristabdymas tai padidins srautus, bet šiai dienai leidimai nėra išduodami naujiems maršrutams, seni nepratęsimi, tai padidint, kad daugiau atsiras autobusų, nėra galimybės. Tai tais pačiais resursais bandysim vykdyti pervežimus. Represijos tęsiasi ir tikrai yra bėgančių nuo to valstybinio teroro. Tikrai yra žmonės, kurie atvyksta čia su šeimomis, su mažamečiais vaikais. Tai tam tikros išimtys jos gali būti reikalingos. Įsivaizduokite, jeigu reikėtų laukti tenais 36 valandas Lietuvos pasienyje autobuse su 3 mažamečiais vaikais. Tai nėra paprasta, bet kita vertus, jei iš tikrųjų mes kalbame apie grėsmes, tikrai yra būdų, kaip atvykti, jokios geležinės uždangos nėra. Tų, kurie važiuoja ir dėl ekonominių priežasčių, kurie biški prisidengia, čia kaip blogai, bet taip ir yra vienetai tų, kurie realiai bėga, kuriems yra realiai pavojus ir menoje. Bet čia tiktai su mūsų... Yra žmonių, kurie čia yra atvykę su baltarusiškom mašinom, su baltarusiškais numeriais ir jiem duotas tam tikras pereinamasis laikotarpis beveik pusės metų, kas aš manau yra pakankamai tam, kad jie galėtų tos automobilius perregistruoti.